Aš pavadinsiu šitą pamokslą Netapk šėtono pusryčiais. Pirmas Petro laiškas. Petras rašo, brangus tautietį. 5 skyrius. Paveskite visus savo rūpesčius, pažodžiai tai būtų 5-7. Meskite visus savo rūpesčius ant jo, nes jis jumis rūpinas. Dievas rūpinasi tavimi. Jeigu aš tau nepaskambinau dar, prašau, užrašykite savo telefoną ant lapelio ir atneškite man. Kai kurių neturiu. Messengeriai dažnai neveikia. Būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas, ką praryti. O, pasirodė. Kaip šėtonas nori suvalgyti tave. Tai nereiškia, kad tu realiai matai liūtą, kuris pabėgo iš Kauno zoologijos sodo. Jis bėgiojo aplink tave. Liūtas yra įvaizdis. Ir tai, kad jis yra liūtas, reiškia, jis yra plėšrus, jis nori valgyti. Ir mes įsiaiškinam praeitą kartą, kas nebuvo, aš pakartosiu, kad šėtonas minta mūsų neigiamų mąstymų. Ne kada tu sakai, Halleluja, Dievas gyvas, mūsų bažnyčia pati geriausia, čia yra tikra meilė, mes mylim visi kitų, mes kaip šeima. Šėtonas ką sako? Nu, su šituo sunku. Reikia priminti vis dėlto, kad kažkas tai bažnyčioje buvo blogai. Žinot, aš kartais labai stebiuosi vienu dalyku. Vyksta koks nors susirinkimas ir žmogus iš viso susirinkimo atsimena kažką tai, kas buvo blogai. Nieko gero nebuvo. Vienas kažkoks tai smulkmenėlė, žmogus prisimins tą smulkmeną neigiamą, bet neatsimins viso. Aš su vienu tikinčiuoju kalbu. Ir aš jam sakau, žinot ką, klausykit, kas sutinka, kad mes gyvenam palaimintą gyvenimą? Aš prieš mėnesį, prieš metus pamokslavau tokį pamokslą, kaip atsimenu dabar. Ar bent jau pasakau vieną dalyką. Ačiū Dievui, aš negyvenu Marijupolyje, bet Marijampolėje. Atsimenat, buvo Marijupolis. Ten subombarduotas visiškai miestas. Aš pasakysiu. Aišku, aš dėkoju, mano merginos, kada meldžiasi, jos kartoja mane. Ir jos meldžiasi štai kaip. Ačiū Dieve, kad nėra karo, kad nekrenta bombos, nešvilpia kulkos. Aš kaip pagalvoju apie visą Ukrainą, aš esu toks palaimingas, kad aš gyvenu Lietuvoje. Ačiū Dievui. Aš meldžiuosi už to žmonės, meldžiuosi už kareivius. Žinote, iš kur iš tikrųjų ateina visas mūsų neigiamas mąstymas. Žinote, iš kur? Iš mūsų nedėkingumo. Kodėl? To, kad raštas sako, kad mes turime, laiškas Kolosiečiams, 2 skyrius nuo 6 eilutės. Jūs turite gyventi pilni dėkojimo. Suraskite tą eilutę, gerai? Pilni dėkojimo. Ar mes turim už ką dėkoti? O, halleluja, ačiū Dieve, kad pastorius Grybas, jis pamokslauja, kaip aš atsimenu vieną moteriškę. Aš nežinau, kad kartais taip žmonės užterštas būna jų mąstymas. Jie išėjo į kitą bendruomenę ir paskui grįžo ir paskui pasakė, sako, aš girdėjau, sako, tavo pamokslai, sako, pagerėjai. Sako, nes seniau tu pamokslavai apie pampersus, savo vaikus ir savo buvusią žmoną.
Ir aš pagalvojau, pampersus, vaikus ir savo buvusią žmoną. Aš padarau vieną vienintelį išvadą. Va dabar aš, klausykit, gavau apreiškimą. Įsivaizduokit, koks turi būti talentingas pastorius, kad jis galėtų visą pamokslą pamokslauti apie pampersus. Bet aš supratau vieną, va apreiškimas yra štai koksai. Vadinasi, aš pamokslę paminėdavau kažkokį tai dalyką, vadinasi, vaikus, galbūt pampersus ir faktas savo būsę žmoną, kurios dabar neminiu. Bet žmogui iš viso pamokslo įstrigdavo tas neigiamas dalykėlis, o visa, kas buvo, žodžiu, kas buvo gero, šito nebuvo, buvo pampersai, vaikai ir buvusi žmona. Kodėl? Šėtonas kartais, paklausykit, yra žmonių protuose pastatęs ir pasakysiu, neigiamo mąstymo tvirtovės. Mes matom viską. Ir žmonės, ką jie daro? Jie mato viską neigiamai. Jie prakoš viską, atras kažką tai blogo. Brangiai, mes turime būti dėkingi už tuos gerus dalykus, kuriuos Dievas mums duoda. Kas šiandien valgė pusryčius? Halleluja. Ar jūs dėkingi? Aš esu labai dėkingas. Yra daugybė žmonių, kurie vaikšto po konteinerius. Čia jų atskiras dalykas, bet man nereikia vaikšti pas po konteinerius. Mes turim būti dėkingi ir dėkoti. Paklausykit, aš galiu pasakyti vieną dalyką. Aš apsisprendžiau liautis kalbėti blogus dalykus. Ir vienas iš tų dalykų, žinokit, kas yra ypatingai yra susituokusiems žmonėms. Žinai, kas yra tavo antroji pusė. Kada mano žmona ateina pas mane ir pasako, aš turiu patį geriausią vyrą. Aš sakau, žinot ką? Kai kas būtų logiška pasakyti. Deja, brangioji, aš tai sutinku, kad aš pats geriausias vyras. Ačiū, kad Dievas tavo atvėrė akis. Bet su tavim, leiskite man pasakyti, aš turiu 25 punktus, kur tau reikia pasitaisyti. Žinot, ką aš sakau? Brangioji, tu pati nuostabiausia žmona. Tėvai dažnai turi tokius įsitikinimus apie savo vaikus. Visų vaikai kaip vaikai, o mano, už ką man tokia Dieve bausmė? Greičiausia, tu nori išugdyti mano charakterį. Ne, paklausykit, brangiai. Mes turim kiekvienas pačius geriausius vaikus. Mums reikia pradėti dėkoti už savo vaikus, už savo žmonas, už savo vyrus, už savo bažnyčią. Halleluja. Netgi už Šimonytę. Mes bent jau turime melstis, paklausykite, už savo. Amen. Klausykit, aš žiūriu, kad tiesiog buvo daug pamokslų šiandieną. Aš iš tikrųjų pratęsiu kada nors šitą temą, bet aš noriu pasakyti, kad mes turime valdžią. Mes turime valdžią mindžioti gyvates ir skorpionų. Mąstyk apie save, kaip apie žmogų, kuris turi valdžią. Vienintelis asmuo, kuriam tu neturi valdžios, yra Dievas. Aš nekalbu apie dabar žmonės, kad dabar mes turime žmonės kažkur tai žeminti ir taip toliau rodyti jiems valdžią. Aišku, tėvai turi valdžią savo vaikams. Taip pat. Mes turime gerbti savo tėvus. Amen? Nepaskaitė tėvai. Tavo žodis penktadienį po lietaus. Ne.
Mes turime gerbti, Bet numeris 1, tas dvasinis karas, kuris vyksta, mes turime išmokti saugoti savo minčių kambarėlį. Ir visas neigiamas mintis, kurios ateina į mūsų. Žinot, kaip yra? Aš pastebėjau vieną dalyką. Kad ateina neigiamus mintys, staiga nuotaika tai pagerėja. Tu įsišiepi kaip naujas rublis. Ir tu galvoji, gyvenimas geras ir gyventi taip gera. Aš čia juokauju. Paklausykit. Bet mus aplanko neprašyti svečiai. Dievas tau sako, kada neprašyti svečiai pradeda belstis į tavo minčių kambarėlį. Pasakyk, čia nieko nėra. O kas čia yra? O čia yra Lietuvos radijas. Dabar yra 13 valandų, 20 minučių, tęsime vidurdienio koncertą. Aš juokauju. Aš pasakyk, aš mąstysiu, kas yra tiesa, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Paklausykite, aš pastebėjau vieną dalyką, kada tu, žinot, yra toks posakis, filtruok bazarą. Kas girdėjo? Filtruok reiškia, ką kalbėt. Aš sakyt, numeris 1, kad tu galėtum filtruoti savo bazarą, tau reikia filtruoti savo mąstymą. Nes dažnai kas būna? Paskutinė rašto eilutė. Yra rašto eilutė, kuris skamba štai kaip. Joks blogas žodis ten neišeina iš jūsų lūpų. Pažodžiui tas žodis skamba štai kaip. Tas blogas yra, žinot, koksai supuvęs. Ką tai reiškia? Tu mąstei, kaip neigiamai, užrūgai. Nešioji tą lobį, kabutėse, širdyje ir paskui kažkas tau užmynė ant mažuto ir tu įsižiojai ir ten išlipo varlės. Aš juokauju, tie užrūgę, supuvę dalykai. Kodėl? Tu juos nešioji savo širdyje, branginai. Ilona, aš tau atleidžiu, žinoma, bet mirsiu, neužmiršiu. Ar aš jam atleidau Ilonai? Ne, neatleidau. Aš sakau, šiaip atleidžiu, bet. Ką tai reiškia atleidžiu, bet? Atleidžiu, reiškia atleidžiu. Viskas. Mes turime užmiršti, atleisti žmonėms tam tikrus dalykus. Viską atleisti. Absoliučiai viską. Ir užmiršti. Ir užmiršti, žinot kur? Ne čia, nes čia tu negalėjai užmiršti, bet va čia, savo širdyje. Aš propaguoju vieną nekrikščionišką giesmę. Yra toksai demoniškas filmas, Frozen. Realiai demoniškas. Žinot, iš kur aš žinau? Čia mano demonizacijos pamokslo pabaiga. Mano mergaitė, vyresnioji, taip įsimylėjo tą mergaitę, kaip jos vardas? Elza. Kad jinai po kurio laiko, čia tikra istorija, mano šeimoje vyko, jinai pradėjo sakyti, aš ne Samuelė, aš Elza. Čia tikra istorija. Ir mes nutarėm su tuo dalyku užrišti. Tai aš pasakysiu, kodėl aš propaguoju tą. Ir mes pradėjom valyti savo namus. Kai mes pradėjom valyti namus, mes atradom apie 50 dalykų su Elza. Penalai,
kamuoliai, čebatai. Ir žinokit, aš atsimenu, kažką ten mes iš tų dalykų naikinom ir jinai pradėjo spiegti. Ir iš tikrųjų, aš iš jos turėjo, išvarinėjau realiai demonus. Realiai. Čia yra realūs dalykai. Šiandieną jinai yra laisva. Laisva. Jinai nebesako aš Elza. Čia tarp kitko. Bet iš to filmuko aš reklamuoju tik tai vieną gabaliuką. Tai yra Let It Go. Yra tokia dainelė. Let It Go. Žinot, ką jinai reiškia? Reiškia paleisk. Kada kažkas mums įžeidė, ne? Mes ką darom? Įsikimbam. Vitalikai, kaip tu galėjai. Kaip? Valentai. Gerai, pavadinsim. Mes turim paleisti. Mes turim paleisti. Gyvenimas be įsižeidimų, kada tu neįsikibęs tų dalykų, yra geriau. Amen? Dar kartą Taigi, galų gale, broliai, mąstykime ką? Kas yra tiesa, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, viskas dorybinga ir šlovinga. Amen.